Praėjusią savaitę PokerStars net Big Game Ernestas Wigginsas, Lewis Cannonas išgyveno ir stipriai nuskriaudė Philą Hellmutą. Na žinoma, prie to prisidėjo ir Fortuna. Philas Hellmutas nebuvo patenkintas ir Antanas Tonidži Guoga ant jo gerai įsiliejo. Tai PokerStars Big Game'as. PokerStars Big Game, Viasat Sport Baltic eteryje. Dar daugiau gero pokerio. Sveiki, aš Gaudrius Zikaras, greta manęs Jurgis Meksargauskas. Sveikas, Jurgi. Sveikas, Gaudriu, labą vakarą, žiūrovai. Na, tęsiasi tikrai įdomi kova. 5 pokerio superžvaigždės prie stalo. Danielis Negreanu, didžiausias laimėtojas, vienas iš didžiausių, 134 000 pliuso. Na, šalia jo, Doylas Brunsonas, dėja 148 000 minuse kol kas. Philas Lakas, Una Bomberis, jis yra žmogus, kurio pliusas yra 64 900. Mūsų tautietis Antanas Guoga, 86 000 minuse ir turi 213 000 prie savęs. Na ir žinoma, geriausias Antano draugas kabutėse Philas Hellmutas. Taip pat minuse, tiesa, minuse mažiau negu 30 000 dolerių. Dar vieno žmogaus prie stalo trūksta, tai ne bet kas, o Lewis Cannonas, Ernestas Wigginsas. Na, žmogus, kuriam kol kas viskas einasi pakankamai neblogai, 64 000 dolerių pliuso, būtent po pirmų 3 dienų, na, toks rezultatas nėra tikrai blogas. Ir jo nuotaikos tikrai geros, matėme prie stalo visokių epizodų su ją. Na taip, bet nepamirškime vieną faktą, kad jam iš tikrųjų labai pasisekė rankoje prieš Philą Hellmutą ir tik tai tos sėkmės dėka jis vis dar sėdi prie šito stalo iš tikrųjų. Žinoma, tada 4 kartus verčiant turną į riverį sugebėjo 3 kartus nulaužti gerokai stipresnę varžovo kombinaciją. Na ir visą tai skaitinė išraiškoje yra būtent 64 000 pliusų. Na, tačiau vis tiek galime jam pavydėti, kad jis yra prie šito stalo ir žaidžia su geriausiais pasaulio žaidėjais ir manau, aš esu už jį. Na, žinoma, jis pats sako, kad jeigu nori būti rykliu, reikia plaukioti tarp ryklių ir čia yra pats tikriausias ryklių akvariumas. Taip, tik tai jis kol kas rykliukas mažiukas, aplaukė tikrai su pačiais didžiausiais pokerio rykliais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Kol kas Doylas Brunsonas pradeda veiksmą su, na, tikrai padorę kortą pradžiai. Tūzas ir valetas. O tiesą pasakius, Antano laikoma 10-2 yra vadinama Brunsono korta, tai aš manau, tik dėl to ir atsakė Antanas, bandydamas apžaisti patį Doylą su jo būtent kombinacija. Taip, nes Doylas Brunsonas yra 2 kartus tapęs pasaulio čempionu, būtent lemiamoje paskutinėje rankoje laikydamas 10 ir 2. Taip, ir tai buvo čempionatai sekantis vienas po kito, tai 2 kartus iš eilės laimėjo šitą kombinaciją. Kągi, 4 žaidėjai žiūri bendrasias kortas ir štai Hellmutas pagauna savo aukščiausią porą. Su karaliumi ir 8 įlindęs tokia, na, ne pačias galbūt stipriausia kombinacija, bet dabar jaučiasi visai neblogai ir iš karto atakuoja. Na taip, žinant Philą, manau, jis šiek tiek susinervavęs, nes vis dėlto jam reikalai pasisuko nelabai gerą kryptim praėjusiose dienose ir tiesiog, manau, jis šiek tiek tai vadinasi užsitiltavęs. Na, taip, vaikšto plačiais tiltais. Danielis Negreanu turi abigalį pirkimą į eilę ir to užtenka, kad jis nuspręstų pasižiūrėti, kasgi bus toliau. Turne pasirodo širdžių šešiukė, Philas Hellmutas tikrina. Vėlgi, nu, jis turbūt galvoja, kad gal kartais ir mano karaliaus čia neužteks, iš kitos pusės šešiukė uždaro tam tikrus streitus. Ne, šešiukė iš tiesų nieko nepakeitė, o manau, Philas tiesiog bando nulaikyti banką, nes vis dėlto jis turi gan silpną karalių ir nematė prasmės pūsti banko daugiau. Hellmutas dėliojasi žetonus, jis neatrodo labai laimingas. Na ir jis pats nepatenkintas tuo, kaip sužaidė būtent šitą partiją. Na, nežinia, galbūt galėjo ištraukti kažkaip kitaip daugiau felnų. Na, Big Game taisyklės labai trumpai. Kiekvienas stalas, kiekviena kompanija žaidžia 150 partijų. Prieš flopą tai yra banko limito pokeris, po flopo limitas yra beribis. Na ir kągi, privalomieji įstatymai 200 ir 400, ante 100 ir visą ante moka žaidėjas, kuris yra dalintojo pozicijoje.
Taip, bet kadangi ratas sukasi, visi vis tiek įdeda po lygiai. Nors kai tu gauni tą dalintojo ženkliuką, tai reikia atsidusti ir sumokėti 600 daugiau negu deda didysis privalomas įstatymas. Na, tada dar gaunasi didesnė paskata žaisti ant batoną, tai vadinama, ir bandyti atlošti savo 600 plus blindus. Na, du draugai nusprendė padainuoti, štai taip, atmosferos neblogas ir Tony G su Philu Helmutu, na, linksminasi, pavadinkime. Tikrai jie nėra, manau, patys geriausi draugai, tačiau sutarė karts nuo karto. Suprantama, na, galų gale, abudu jie yra superžvaigždės, abudu jie yra šaumenai, išsiskiriantis ne tik savo žaidimu, bet ir savo elgesiu prie stalo ir jie puikiai tai supranta. Ypač televizijos šou. Taip, tikrai labai dvi reikalingos personos, kad stalas būtų įdomus ir žiūrimas. Kaip ten bebūtų, grįžkime prie žaidimo. Iš tikrųjų labai tokios įdomios kortos, su kuriamis buvo įlindęs Danielis Negreanu ir Tony G, 5-4 ir 4-3. Na, dabar nežinia, kągi čia daro Tonis. Jis bando atakuoti. Taip, bet čia gan gudriai sužaidė Philas Lakas, praleisdamas aukščiausią porą ir leisdamas Tony G blefuoti toliau. Nes jis praktiškai žino, kad Antanas nepaleis šito banko ir bandys bet kokią kainą jį laimėti ir, va, kaip matome, dar išpešė 10 000 papildomų dolerių. Tikrai taip. Na, tiesa, po to jam turbūt nelabai patiko tai, kas vertėsi ant stalo. Tai ten ir dama ta aukštesnė korta, ir dar flašas užsidarė spalva galima. Bet pergalė yra pergalė. Taip, aš manau, jis puikiai nujautė, kas vis dėlto bus ant turno, jeigu jis pračekuos, kad Antanas atakuos. Lakas juokauja, kad Devilfishas, garsus britų žaidėjas, būtų padaręs tau neblefok prieš autoatsakiklį, tą žmogų, kuris viską atsakinėja. Taip, iš tiesų, čia klaida Tonio, kad jau per daug bandė laimėti šitą banką. Is this the super sleeper? Super satellite. Na, Doylas padėjo tai vadinamą super sleeperį. Na, gal papasakos, net ir aš netgi iki galo nežinau, kas tai yra. Tai yra toks variantas, kaip padedama ant batono dvigubai big blindas. Aha. Ir jeigu visi pračekuoja, jis dar turi šansą kelti, bet jeigu kažkas kelia prieš jį, jis gali išsimesti. Supratau, na, tikrai įdomus variantas. Brunsonas tikrina tik tai, nes Lakas išlygino, tik tai su karaliais. Na taip, iš tiesų keistoka, vėl linija Lako, jis bando vėl saugiai sužaisti. Na, reikia prisiminti, kad Lakas prieš flopą dažniausiai matėme jį žaidžiantį pasyviai ir ankstesnėse laidose. Taip, bet aš manau, karaliaus tokia korta, su kuria reikėtų sukurti banką kuo galima didesnį ir kuo galima anksčiau. Na, o dabar Antanas Guoga įlindęs su 7 ir 3 širdžių pagauna tikrai labai galingus pirkimus. Jis perka ir eilės pilvą, jam reikia 4, na ir taip pat spalvą. Taip, kombinacija iš tiesų ant popieriaus atrodo labai neblogai. Brunsonas irgi turi abigalį pirkimą į eilę. Na, o Philas Lakas turi aukščiausią porą, tarp kitako jis vis dar išlieka vienintelis žmogus, kuris turi porą. Na ir turbūt, kad jaučiasi vis tiek neblogai pakankamai su karaliais rankoje prie tokio flopo. Na taip, bet abu oponentai atsakė į jo check raidą. Ir jam tai tikrai turėtų nelabai patikti, nes vis dėlto jis yra be pozicijos, yra paskutinis, tiksliau pirmasis, kuris turi atlikti veiksmą. Ir va tokios kortos kaip dešimtukai gali jį šiek tiek išgąsdinti. Nes, nu, su ko čia, bent vienas iš tų priešininkų tai tikrai gali turėti 10. Taip, aš manau, jis taip ir pagalvoja, kai abu atsakė, kad vienas laiko tikriausiai kažkokį pirkimą, kaip Antanas, tarkim, arba Brunsonas, o vienas iš jų turi 10. Nes su 10, aš manau, būtų sužaista labai panašiai kaip ir su pirkimai šitose situacijose. Na, Tony G šauna 25 000. Lakas randa atsakymą. Riveris Tuzas. Dar viena korta, kurios Lakas labai nenorėjo pamatyti iš tikrųjų. Taip, aš manau, šita korta tikrai leistų Antanui jį išblefuoti, bet vis dėlto nepasirenka jisai šį kartą blefuoti Lako. Na, išsigando, kad... Antanas išsigando, kad vis dėlto Lakas turi kažką galingo ir atsakys tikrai. Galbūt praleido progą, bet mums visada iš šono stebinti yra daug lengviau viską vertinti, stebėti, komentuoti. Na ir Antanas skundžiasi, kad turiu didžiausius pirkimus ir niekaip nepasiseka nusipirkti. Ir būtent su šito dalintoje. Mes esame 10 000 žmonių Brazilijoje, kurie nekantriai laukia. Mes vieni.
statome viską. Mes esame pokeris. Filas Lakas dešinėje, tai yra labai gerai, džiaugiasi Helmutas, jis nori turėti poziciją prieš šitą žaidėją. O Negranu vadina Filą Laką laukinę kortą, wildcardų, žmogumi, kuris yra, įdomus, nenuspėjamas. Doylas Bronsonas, pokerio krikštatėvis, sako, kad reikia pajusti, su kokia nuotaika dabar žaidžia Lakas, nes, tai labai svarbu. Na, aš manau, jis žaidžia tikrai su labai gera nuotaika, nes yra 130 000 uždirbęs kol kas šitam žaidime ir yra didžiausias laimėtojas. You're a professional TV poker player. I love cards. If you gave me $1 billion, I would play cards not as much, but a pretty fair amount. Na ir matote, kad Filas Lakas išreiškė savo meilę žaidimui, sako, jeigu duotumėt man milijardą, turbūt, kad žaisčiau iš jo kortomis. Na, daugiau jam nieko nereikėtų veiktis ir taip žaidžia kortomis, kad pragyventų. O šituo atveju tiesiog būtų hobis labai geras. Ir labai įdomiai save įvardino, sako, aš profesionalus televizijos pokerio žaidėjas. Gera profesija iš tikro. Na ir ypač kai tavo eina tokios kortos. Tai dabar Tuzas ir Karalius ir jis nusprendžia tik atsakyti. Vėlgi vilioja priešininkus į spąstus, nenori pūsti banko. Na taip, iš tiesų įdomi taktika šiandien pasirinkta Filo Lako, tik tai atsakinėti, žaisti pigius bankus prieš flopą. Tačiau dėl to jis įsileidžia krūvą priešininkų. Tai ir Tony G, ir Helmutas, ir Wigginsas, ir Negranu. Na ir reikia pripažinti, kad Helmutas turi tokį visai, tą neblogą vienspalvį jungtuką, Wigginsas turi mažą porą, tačiau flopę Lakas pagauna savo tuzą. Taip, Tonis turi vėlgi abigalį pirkimą į eilę. Helmutas turi mažiausią porą, aš manau, kaip ir Wigginsas, jie tikrai turėtų pasitraukti šitoje partijoje. Apie Negrano 6 stilių, kuris turi 8-6. Nebent sugalvotų, kad pats metas kūrybai ir pabandytų kažkokius stebuklus kurti. Bet vis dėlto žaidėjų banke daug ir veiksmo tikrai bus ir Negranu čia būtų kažką sunku. Manau, sunkoka. Čia teisingiausias manevras, ką jis ir padaro, išsimeta. Taip, kortos keliauja į kaladę, lieka 2 vyrai, Filas Lakas ir Tony G. Tony G vėl perka 7. Šiek tiek trūko. Reikėjo 8 arba karaliaus ir jis turėtų eilę. Na ir dabar abudu žaidėjai tikrina, 5 riveryje vėlgi, tikrai keičia labai nedaug. Ir Filas Lakas, dabar turbūt jau laikas prašyti iš Antano kažkokios vertės. Taip, jis vis dėlto turi aukščiausią porą su geriausiu kikeriu ir Antanas neparodė jokios stiprybės nei ant flopo, nei ant turno, tai aš manau tikrai čia jo kombinacija yra. Tačiau Antanas irgi nelinkęs pasiduoti Filui, vis dėlto gal yra dabar momentas, kai jis jį gali nugalėti. Tačiau jo permušimas, statymų kelimas iki 26 000, Filui sumokėti reikia ne tiek daug. Taip, aš manau, čia be šansų, kad Filas išsimės. Kol kas Filas Lakas apmąstymuose, jis neskuba atsakinėti. Antanas susikaupęs. Na, toks Antano permušimas labai reprezentuoja 2 porą, sakyčiau. Ir tiesiog bandymas išgauti vertės. Na, Lakas mąsto panašiai, ar tu čia galėtum žaisti su tuzu ir 5? Na, aš manau, Tonis tikrai permuštų ant riverio 2 poras, bet Lako kombinacija per stipri, kad jis ją paleistų ir aš manau, čia reikėtų jam tiesiog greičiau atsakyti. 12, so it's 14 more to get a ton of money. Na, jis skaičiuoja, kad iš tiesų 14 000 tam, kad laimėti 61 000 banką, tikrai kaina yra labai gera. Taip, tai yra daugiau negu 4 su 1 ir tai praktiškai reiškia, kad jeigu bent jau 20% atveju jis yra teisus, tai reikia atsakinėti, o aš manau prieš Antaną tai tikrai tie procentai yra. Antanas Guoga nėra labai laimingas. Na ir vėlgi, žiūri į dalintoją, prisimena, kad kol kas jokių pirkimų nepavyksta jam pagauti. Kaip matome, pergalė po kortų atvertimo, Antanas laimi tik tai 24% tokių partijų, o Filas Lakas ir taip pat Ernestas Wigginsas laimi 100%. Bet tačiau gražiausiai turbūt atrodo 0 prie Doylo Bronsono. Na taip, atsiminkime, Bronsonas tikrai daug nedalyvavo bankuose ir pralošė iš pat pradžių labai didelį, kai atsakė su 10.
Tikrai taip, tada Antanas laimėjęs didelį banką buvo stipriai uždirbęs, dabar jis krenta žemyn. Na, jis kaltina krupie. Kaip matote, laikas atsistoti nuo stalo, galbūt šiek tiek prasivedinti. Tuo tarpu partijoje dalyvauja net 4 žaidėjai. Tiesa, nei vienas jų neturėjo prieš flopą kažkokios rimtos kombinacijos, bet tokie jau tie grynųjų pinigų žaidimai, kad, na, dažnai pakankamai žaidėjai leidžia pasižiūrėti bendras kortas ir tada jau žiūrėti, kaip ten kas, kaip čia apžaisti tą priešininką. Taip, iš tikrųjų visos 4 kombinacijos gan prastos. Kaip čia nugręžti pinigų iš Philo Hellmuto, pavyzdžiui. Na, šį kartą Hellmutas turi stipriausią kombinaciją, tai turėtų būti gan sudėtinga. Negranui reikėtų pagauti 5, kad laimėtų šitą partiją, nes vis dėlto kikeris Hellmuto neblogas prie šitų bendrų 3 kortų. Tikrai taip, na ir Danielis Negreanu yra šiek tiek bėdoje, jis taip pat turi aukščiausią porą, bet ta 5 greta jos, na, nenuteikia per daug gerai. Vis dėlto jis aiškinasi, kur jis yra. Taip, atsiminkime, Lakas pakėlė po flopą, bandydamas patestuoti vandenis. Hellmutas jį permušė, o Negreanu susilpnadama dar kartą permušė Hellmutą. Tai Hellmutui irgi turėtų labai nepatikti, nes Negreanu šitoje vietoje dažniausiai reprezentuos 2 poras. Vis dėlto Hellmutas randa atsakymą, jis turbūt žino, kad Negreanu žaidžia ne tik su kortomis, bet ir prieš priešininką ir ypač prieš būtent Philą Hellmutą. Jis pasineria į savo tradicinę maldos pozą. Taip, rankos ant žandų. Darosi dar įdomiau. 2, na ir kągi, įduoda, dabar abu žaidėjai turi vienodas kombinacijas. Kiekvienas turi po porą damų ir 2 ir dabar jau sprendžiantį kortą pasidaro valetas. Taip, iš tiesų dabar jie dalinasi banką, tai nebent išvirs valetas arba viena iš 9 arba 5, kad vienas iš jų jau laimėtų banką. Tikrai taip, na, bet žaidėjai be abejo to nežino, jie apsikeičia dar po statymą. Na ir 7, tikrai labai nedaug keičianti kortą. Dabar įdomu, ar bankas bus padalintas, ar vis dėlto kažkuris sugebės išmesti. Nieks net nebando blefuoti, abudu tikrina. Taip, aš manau, jie abu puikiai jautė, kad kiekvienas turi po damą. Deuce in the turn saved your Sick, ass. he's supposed to bet there, I'm gonna move it in. Who are these guys? Where do they come from? Sick. Where do they come from, these guys? Queen, no kicker. Na ir Danielis Negreanu parodijuoja Philą Hellmutą. Būtent taip, na, primena, kad Philas emocingai dažnai reaguoja į tokias situacijas. So sick. I gotta stay positive, man. I mean, I gotta stay positive. It's like really not easy for me. Staying positive? Yeah, it's really. Philas Hellmutas apie tai, kad visą laiką reikia išlikti pozityviai nusteikusi. Na, jis toks žmogus, kuris dažniausiai kaip tik panirsta į negatyvumus, sakyčiau. Tai jis turbūt kaip kažkokią mantrą savo kartoja, turiu likti pozityvus, pozityviai nusteikęs. Taip, jis tą kartoja iki pirmo bedbyto, kurį gauna ir tada tampa visiškai nevaldomas. Tikrai taip, tada jis šoka nuo stalo ir daro tai, ką neseniai mums pademonstravo Danielis Negreanu. Taip, gerai tik, kad Negreanu tą daro su visiška šypsena. Na taip, Negreanu būtent manau, kad ir parodijavo Hellmutą labai atvirai ir taikliai, pavadinkime netgi taip. Na, bent pakėlė nuotaiką Philui, kai matome, dabar jis patenkintas, išsišėpęs ir išsimeta kortas. Gal padės tai ir jo žaidimui iš tikrųjų. Galbūt taip, na, iš tikrųjų, gera atmosfera prie stalo irgi tikrai nemaišo. Nors, kai labai pralašinėjai, tada kartais, aišku, ir slegia. 4 žaidėjai žiūri bendrasias kortas. Na ir kągi, Ernestas Wigginsas iš tikrųjų turi labai galingą kombinaciją. Jis turi aukščiausią porą ir abigalį pirkimą į maksimalią eilę. Taip, iš tiesų kombinacija gan nebloga, jis stato 5000, vis dėlto reikia išsiaiškinti, ką kiti turi. Na, Tony G taip pat turi tik abigalį pirkimą į eilę. Danielis Negreanu turi daugiau ar mažiau nieko, na, tam tikrus pirkimus eilę, bet, na, eilės pilva. Taip, bet aš manau, jis čia atsako, bandydamas vis dėlto aplošti savo oponentą. Nepamirškime, kad būtent ir yra Ernestas tas žaidėjas, kurį Negreanu bandė aplošti pastoviai. I respect his equal as I respect Doyle, man. But you're not slacking up on me at all. You really gonna make sure that, you know what I'm saying, you making sure I wear my stripes on this table. That's right. Yeah, you know what I mean? Na ir tą patį prisimena ir Ernestas Wigginsas. Jis sako, aš gerbiu tave, Danielį, taip kaip Doylą Brunsoną, kaip patį Doylą Brunsoną. Bet tu lik ir mane visą laiką kažkaip čia spaudži ir apžaidinėjai. Nu, kaip čia viskas?
ir Viginsas atlieka žiauriai mažą statymą. Na, iš tikrųjų, šitas statymas yra visiškas silpnumo parodimas. Bet jis nėra silpnas. Tai taip, bet aš manau, vien psichologinė būsena tai parodo, kad jisai gan yra silpnas šitoje vietoje. Tačiau, kai Danielis Negreanu pakelia statymus, Viginsas atsako per sekundę. Taip, bet aš galbūt netgi galvočiau, kad jis savo kortą pradėjo traktuoti labiau kaip pirkimo, o ne kaip baigtinė kombinacija, nes vis dėlto jo kombinacija yra tikrai nebloga. Na ir Viginsas išsigąsta to valeto riveryje, tikrina Danielis Negreanu, aišku, progos nenori praleisti ir šauna. 35 000 dideli pinigai pokerio mėgėjui. Taip, priedo, kadangi jis yra pelnės, šitie pinigai yra tiesiogiai iš jo kišenės. Taip, ir jis išsimeta. Atvirai parodinamas karalių, manau, kad tikrai labai tokia didelė klaida. Ir nusimetimo, ir parodymo to karaliaus. Taip, visiškai prastai sulaužta partija ir labai patenkinanti šypsena ant Danielio veido. Tiesiog pats patenkintas savim. You were beat all the time. I was beat the whole time? Doyle says the jack didn't matter at all. Yeah, it didn't matter. I What believe did I have, everybody? Did everyone know? straight. I had the straight? I don't know. Na ir prasideda prie stalo Viktorina, kągi turėjo Danielis Negreanu. He thinks I just robbed the pot. Na ir Tonis G spėja, kad tai buvo tik tai dama ir, Danielis Negreanu juokdamas sako, tai tu manai, kad aš pavagiau tą banką. Iš tiesų jis net neturėjo tos damos, jis turėjo dar prastesnę kombinaciją. Kaip ten bebūtų, Danielis Negreanu vienas iš tų, kurie pliusuoja 140 000, Filas Lakas taip pat priekį, o daugiausiai praradęs yra Tonis G, 170 000 minusė. Na, iš tikrųjų gaila lietuvio, vis dėlto nepamirškime, kad jis šitą žaidimą pradėjo tikrai labai puikiai, iš karto pasidvigubinamas ir dėja prieš šitos krupėje jis nepagavo nei vieno pirkimo, kaip jis sako, ir tai lėmė, kad jis nukrito į gan nemažą minusą. Pažiūrėsime, kaip ten bus toliau, vis dėlto Antanas tęsia kovą ir jis tikrai gali pataisyti savo reikalus. Taip, niekad nieko nėra prarasta, yra dar laiko. Ernestas Viginsas randa tūzą ir karalių imtų spalvą ir nusprendė tik tai atsakyti. Taip, vis dėlto, aš manau, jis šiek tiek išsigandė žaidžia šitame žaidime, iš tikrųjų, nes stengiasi žaisti gan pasyviai. Na ir tai lemia galų gale tai, kad ir Filas Lakas be abejo prisijungė prie šito banko, jis tikrai būtų išvengęs Lako ir būtų išvengęs to, kad Lakas pagautų savo dešimtakę. Taip, bet Viginsas iš tikrųjų laiko labai neblogą kombinaciją, jis turi maksimalų pirkimą į flešą bei 2 aukštesnės kortas. Tikrai taip, ir kaip matote, matematiškai jis net neturėdamas poros prieš žaidėją, kuris turi aukščiausią porą, yra priekyje. Taip, tai būna tada, kaip būtent išvirsta tokia kombinacija, kaip turi 2 aukštesnės gyvas kortas bei pirkimą į spalvą. Bet ar jis sugebės išnaudoti, tai vertinti savo vertę turi laikomų kortų šitoje partijoje ir, ar sugebės paspausti laimėti šitą banką? Na, jis ant flopo tik tai atsakė, tai aš manau, jis nenori peržaisti šito pirkimo, nors realiai tokį pirkimą galima žaisti žymiai agresyviau ir netgi dažnai laimėti banką ant flopo, nes tarkime, jeigu jis būtų permušęs Filo statymą, kai jis visiškai nieko neturi. Lakui irgi būtų labai sudėtinga atsakyti su 10 prieš tokį oponentą kaip Viginsas, kuris žaidžia gan pasyviai. Tikrai taip. Na ir turne 9 pasirodžiusi iš tikro pusiausvyros nelabai keičia, bet Riveris tūzas. Taip, Riveris puikus Ernestui, partija jo. Nebent jis vėl išsimes geriausią kombinaciją. Jis nusprendžia tikrinti. Ernestai, reikėjo bent paprašyti 5000, tarkim, simboliškai. Ir Lakas turbūt netgi būtų susimokėjęs. Na, Lakas gan protingas žaidėjas, manau, jis sugebėtų gal netgi rasti nusimetimą šitoje vietoje. Ernis Viginsas sako, kad matot, reikia tikrinti po Riverio, kai pagauni tūzą. Grįžtame į įspūdingą studiją, 6 žaidėjai prie stalo. Ernestas Viginsas, pokerio mėgėjas, Loose Cannonas, atvykęs į šitą šou laimėti
pinigų, visiškai nemokamai čia patekęs ir turi puikių galimybių tai padaryti, kol kas jis pliusuoja. Taip, jis pliusė apie 50 000 ir dabar yra 102 ranka, tai reiškia, kad liko 48 rankos ir šitas stalas bus išardomas ir jam bus sprendimas, ar pasilikti, ar pasimti pinigus namo. Na, bet apie visą tai pakalbėsime dar po savaitės, kai bus sužaistos iki galo tos 150 partijų. O kol kas žiūrime, kas vyksta dabar. Ir Philas Hellmutas atakuoja su karaliumi 2 iš ankstyvos pozicijos. Na, Hellmutas kažkaip nusprendė dažnai bandyti laimę iš ankstyvos pozicijos su gana silpnom kortom. Taip, iš tiesų, praeitoje partijoje 7-5 vienspalviai man visai patiko, bet šituo atveju karalius 2, aš manau, reikėtų išsimesti. Na ir bent jau maišyti savo žaidimą. Dabar viskas vyksta taip, kad Danielis Negreanu, žinodamas, kad Philas gali turėti vos ne bet ką permuštus 7-kėmis, o Doyle'as Brunsonas randa porą valetų. Na taip, pagaliau senelis irgi surado žaidžiamą kombinaciją, valetai tikrai viena geriausių porų. Na ir Negreanu jį pastato laimę. Na, praktiškai taip. Na ir nusprendžia 2 kartus versti visą bordą. Taip, bendrasis kortos bus atvertas 2 kartus ir, na, kiekvieną kartą laimėjęs žaidėjas pasiims po pusę banko. Na ir labai paprastai prašo Danielis Negreanu, kad vieną kartą atversk man 7-kę, į dalintoje besikreipdamas, o kitą kartą atversk man eilę. Kuklus norai iš tikrųjų. Kuklus norai, ypač kai tu esi, na, stipriai atsiliekantis žaidėjas matematiškai, jis turėjo apie 22% pergalį. Na taip, dabar jam tik tai 7-tukas tinka, jau po flopo buvo tas aišku. Tikrai taip, čia jokių eilių nebus. 7-tuko nėra ir tai reiškia, kad Doyle'as Brunsonas jau laimės bent jau pusę šito banko. Taip, Doyle'as kol kas yra laimėjęs Philo Hellmutas pinigus. Da, taip galima tai pasakyti. Pažiūrėsime, kaipgi viskas eisis antrą kartą. Na, aš einu už teisybę, bet dėja jos nėra. Na, bet Brunsonas dar turi pirkimą į spalvą. Taip, 7-tukas išvedė į priekį Danielį Negreanu. Na ir pirmose bendrosiuose kortose irgi nebuvo būgnų. Tai šansai tikrai neblogi pagauti būtent būgnų spalvą. More than 22% because there's 5 dead cards right here. Thanks, Phil. There you go. Riveris būgnas, tai reiškia, kad Doyle'as Brunsonas abu kartus laimė, susižiūrė visą šitą banką. Taip, šiek tiek pakelia, grįžta beveik 100 000. Žinoma, jis buvo užsipirkęs, kai pralošė pirmąjį banką prieš 3 savaitės. Na, be abejo, kad jis pildėsi ir dabar gerinasi nuotaika. Doyle'as Brunsonas yra tas žmogus, kuris visą tai pradėjo, sako Danielis Negreanu, na ir su jo žaisti be abejo yra didelė garbė. Labai panašiai kalba ir Antanas Tonidžika, tai yra legenda ir, na, žmogus, kuris mus įkvepia. O Hellmutas sako, kad tikrai labai gerbiu ir su malonumu nueisiu su juo po žaidimo atsigerti alaus bare. Taip, iš tiesų, labai fainas, netgi galėčiau pasakyti senelis, sukūrė pokerį, tikrai leido mums dabar mėgauti šito žaidimu. Parašė pokerio Bibliją, galima sakyti, Doyle'o Brunsono super sistema buvo tokia knyga, kuri tikrai pakeitė pokerio veidą. Taip, aš manau, alų gerti jo kompanijoje būtų labai įdomu. Tikrai didelė garbė. Turėtų ir gerų istorijų. Asmeniškai galiu pasiskusti, kad tai turbūt vienintelė žvaigždė, kuri atsisakė duoti interviu man viešint Las Vegas, sakė, aš jau išdalinau visus savo gyvenimo interviu. Na, jis teisus, iš tiesų, žmogus, kuris daug metų yra būtent pokerio pasaulio viršūnėje ir tikrai milijonus interviu išdalinęs. Na ir nebe pirmo jaunystė irgi, tai kartais, manau, gal ir pervargta šiek tiek. Tuo tarpu prie stalo vis dar kalbos apie Philo Hellmuto mantras, apie pozityvumus, na ir viso tai, ko reikia, apie ką reikia galvoti, norint susikaupti, norint išlaikyti kovinę nuotaiką. Na ir jis pats pamiršo, ką reiškia raidės sutrumpinime jo būtent šito pozityvaus mąstymo. Na, tikrai gan kurioziška. Na, galbūt čia neversime tiksliai, bet turbūt girdėjote, kokį šifravimą pateikė Danielis Negreanu. Taip, nes Philas Hellmutas negali prisiminti, ką reiškia paskutinė M raidė.
Tuo tarpu vėlgi dar vienas bankas, įdomus bankas, 2 žaidėjai pagavo aukščiausias poras. Na, Bronsonui pasisekė. Taip, Bronsonui pasisekė, jis pagauna antrą porą, Philas Lakas buvo stiprus favoritas, dabar viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Na ir labai puikiai išsimeta, iš tiesų labai geras išsimetimas. He came up with life philosophy, the meaning to life in 4 letters, and he only remembers 3 of the 4. Danielis Negreanu vis dar diskutuoja apie Philą Helmutą. Helmutas iš to kvatoja pilnais plaučiais, tačiau visi iš tikro galėtų, jeigu žinotų, kas ką tik įvyko, galėtų paplekšnoti per petį Philui Lakui ir pasakyti šaunuolis. Taip, iš tiesų puikiai išsimetė. Mes esame varžovai, agresyvūs, pakliuvę į spąstus, vėl pakilę į kovą. Mes esame herojai. Mes esame pokeris. Meditation and Philas Helmutas vis dar bando iššifruoti savo pačio sugalvotą trumpinį. Na ir matomai tai jį kankina. Tikrai taip, nes tai jau matome, kad ne vieną partiją besitęsianti pagrindinė pokalbių tema. Kasgi yra ta M raidė angliškai? Man atrodo, jam jau neberūpini pats pokeris. Taip, ir variantų visokiausių, meditacija, medija, na, net nežinau. momentum. It's momentum. Va, Krupie žino atsakymą. They said it's momentum. Momentum? It's not momentum. He doesn't even know. That's what's on your blog. Wow. Philas Helmutas gauna smūgį paširdžius, nes jis pirmiausiai pasijuokė iš to, ką pasakė Krupie, kad tai yra momentumas, tačiau Krupie sako, kad aš tai perskaičiau tavo blogę, Philai. Tai ir jis matosi juokėsi, kaip liktai pirmą kartą tą išgirdęs, nors tai yra jo asmeninis blogas. Na taip, nežinia, ar jis ten pats rašo vis dėlto, galbūt ir turi kažkokį žmogų, kuris pasistengia už jį kurti imidžą. Na, kaip ten bebūtų, panašu, kad Krupie tikrai žino, ką sako. Taip, taip. Na, tikrai įdomus epizodas. Antanas Guoga nusprendžia lysti į banką su tokia nulinė kombinacija. Ernestas Viginsas turi 7-ukės. Ir Tonis G pagauna savo 2-ukę. Taip, Ernestas įraišavo ir Tonis nusprendė jį nubausti. Danielis Negreanu darė tą visą vakarą. Tik tai situacija šiek tiek skirtinga, kad Danielis turėdavo poziciją. Bet Tonis čia atliko $4,000 statymą jau tamsoj, bet manau pamatęs flopais būtų daręs lygiai tą patį. You did all How night are you last even night? losing? What are you losing, like 10,000? Raise it up. No full on top. Helmutas vaikšto aplinkui ir kalba vis dar, na, ir apie tą situaciją diskusijos nesibaigia. Tuo tarpu Viginsas nusprendžia permušti Antaną ant flopo ir Antanas atsako ir tikrina tamsiai. Taip, iš tiesų, Viginso permušimas, aš manau, neramina iš karto visus žaidėjus, nes jis taip nežaidė. Na taip, tačiau turne pasirodęs Vienutuzas turbūt buvo ta puikiai korta pablefuoti ir išmušti Viginsą, nes jam turbūt labai nepatiko tokia korta. Taip, matosi, kad vėl jis iš karto parodo savo kombinaciją ant riverio, kai turi šansą, jis tikrai neprašo daugiau pinigų. Tikrai, Antanas, manau, būtų išblefavęs be jokių didesnių problemų, tačiau galbūt Antano tiesiog nusistatymas jau buvo, kad čia prieš jį nežaisiu, nes man atrodo, kad jis turi 9. Meditation. Moment. Be in the moment. Stay in the moment. Yeah, that's right. Stay in the moment. That's what I'm having trouble with today. I can't stay in the moment. You can't even remember to stay I keep remembering all the bad luck I've had. I can't stay in the moment. All I can think about is all the bad luck I've had. Negaliu išlaikyti momento, negaliu išlikti momente. Žavingoji vedėja Amanda Leverman padėjo Philui prisiminti galbūt, arba galbūt jis neatsimena iki galo, kas ten buvo ir priėmė šitą variantą. Na ir būnant momente, Philui kol kas kainuoja $25,000. Tačiau Antanas Guoga yra didžiausias pralaimėtojas, 167,000. 152,000 pliuso Philas Lakas tiek turi, na ir Ernestas Viginsas taip pat virš 60,000 pliusą. Taip, Lakas iš tiesų žaidžia kol kas labai gerai ir pagauna ir tas kombinacijas, bet aš manau tikrai žaidžia
geriausiai iš gal visų žaidėjų. Na, kol kas bent jau toks įspūdis tikrai gali susidaryti. Tiesa, reikia pripažinti, kad jis žaidžia labai nestandartinį pokerį, būtent labai pasyviai prieš flopą dažnai, bet po to jau priima teisingus sprendimus, kai verčiasi bendrasios kortos. Taip, praktiškai visi pinigai laimėti jo yra išblefuoti Tonio G. Na, galima ir tai pasakyti. Nes tikrai pagavo porą kartų visai dideliuose bankuose jį. Dabar dar viena tokia situacija, Filas Lakas tik tai raišuoja su tūzu ir valetu. Na, ir Danielis Negreanu, kuris atliko stredlą, tai, iš pirmos pozicijos iš karto padėjo dvigubą statymą. Taip, nematant savo kortų. Dar nematė savo kortų. Dabar nusprendžia, kad karaliaus ir 10 užtenka kelti, Filas Lakas pasitraukia. Taip, tai vis dėlto parodo jo taktiką šitame žaidime. Prieš flopą žaisti tikrai kuo pigiau, nesivelti labai didelius bankus prieš flopą, bet ant flopą jau matant, kokia yra situacija, tada jau galima ir bandyti uždirbti pinigų. Na ir kol kas tikrai sekasi neblogai, o Antanui Gogai kol kas viskas sekasi prastokai. Dar vienas pirkimas Antano Gogos rankose. Dabar jis perka spalvą. Jam reikia 5 vyno. Ir net ne tik spalvą, bet jis ir turi 2 gyvas kortas. Tikrai taip. Kurios jau nebegyvos. Tačiau Negreanu pagauna eilę. Taip, tačiau Tonis G vis dar gali nusipirkti savo spalvą ir jis taip pat gali nusipirkti didesnę eilę. Taip, jeigu iškristų 10-ukas, bet jis nieko nelaukdamas stato 25 000, nes jis vis dėlto, manau, masto, kad pas Negreanu turėtų būti kombinacija kaip tūzas dama, tūzas karalius ir šitą kortą tikrai neturėtų padėti Negreanu, nes čia 10-uką jis turės rečiau, nes nepamirškime, kad prieš flopą jis pakėlė viso banko dydžių. I got straight. Unbelievable. I mean, why can't I hit one time? It's like, I can't hit one hand. Na, jau Antanas susinervavęs. Played it so big, like, can't hit a hand at all. Na ir jis sako, kodėlgi aš nieko negaliu nusipirkti, kodėl man nepavyksta pagauti. Matematika tarsi ir sako, kad jis turėtų, ypač kai žaidžia tiek daug, jis žaidžia netgi 59% visų partijų, kaip ir Danielis Negreanu, atsiliekantis pakankamai nedaug, taip. Bransonas pats pasyviausias žaidėjas, dalyvauja tik tai 28% partijų, bet kiek prisimenu, jam ir kortą labai prastai vaikščiojo šitose žaidimuose. Na, tikrai taip, o dabar netaip seniai matėme, kaip jam atėjo valetai ir tada viskas susiklostė neblogai ir padėjo susimažinti tai tą bendrą minusą. Dabar jis jau pralaiminėja mažiau negu Antanas Goga. Taip, Antanas jau turėtų pralašinėti virš 200 000. Na, iš tiesų, man net šiek tiek gaila jo, nes iš tikrųjų jis turėjo labai neblogų pirkimų ir tikrai ne kartą ir ne du, bet ne kartą jo neiškrito nei spalva, nei eilė. Pasižiūrėsim, galbūt dabar bus tas kartas, nes vėlgi korta tokia, su kuria reikia kažką pirkti. 6 ir 2 širdžių, Filas Helmutas tik tai atsako su tūzu ir karalium. Taip, aš žinant Filą Helmutą, manau, kad jis taip vadina spendžia spastus. Nes čia mėgstamas terminas, visada užspęs spastus ir pagautas savo varžovas. Kaip ten bebūtų, flopė porą vienintelis pagauna būtent Antanas Goga. Tiesa, tai yra pati mažiausia pora, bet to užtenka, kad jis tęstų savo agresiją. Turi 2 tukų porą ir turi statyti 2000, viskas legalu. Daug tų dvejetų tiek sumuose, tiek ant stalo. Dama, jeigu jau pradėjai, tai turbūt reikia tęsti dabar. Taip, bet ką daro Filas, tai čia nelabai aišku. Jis sužaidė tūzą karalių gan prastai ir aš manau, turėjo jis pasiduoti jau ant turno. Tony G sako, aš tikrinu dar prieš atsiverčiant riverį, riverį atsiverčia 6. Na, bet jį iš tiesų nieko nepakeitė, nes vis dėlto bordas jau buvo suporuotas, buvo 2 damas ir 6 iš tiesų irgi liko kaip ir mažiausia pora. Tikrai taip, na, bet jis pasiima banką. Na ir iš karto. Nepraleidžia progas Antanas įžnybti Filui Helmutui. Reikia pamokyti šiek tiek Breisletų didžiausią laimėtą istoriją. You have. You're so tilted, it's crazy. If Phil Lock had ace king, an ace would have come and you'd bluff every street and just give him like 70,000 for no reason. Filas Helmutas sako, kad aš norėjau pasinaudoti tavo susinervinimu, žinojau, kad tu vis tiek atsakinėsi, jeigu aš tave permušinėsiu prieš flopą. Na, jeigu jau tą žinai, aš manau, tūzas karalius tam ir skirtas.
Antanas Guoga rimtai kapojasi su Philu Helmutu. Prieš šį Philą jam kol kas sekasi neblogai, tačiau jis pralašinėja stipriai kitam Philui Lakui. Ir Tonis sako, kai sužinojau, kad žaisim kartu su Helmutu, pasiekiau tiesiog ekstazę. Nes noriu prieš jį žaisti. O Philas Helmutas sako, kad, mane Tonis ir Danielis Negreanu laiko lengvu taikiniu. Na ir kalbam apie tai, apie ką kalbėta daug kartų, kad Philas Helmutas galvoja, kad jis yra geriausias, jis turi daug apyrankių, daugiausiai iš visų pasaulyje, tačiau Tony G sako, kad kažkada senai buvo tas žaidimas, kai Philas buvo geras, dabar jau nebe ta situacija. Na ir Tonis labai norėtų išmesti, sunaikinti Philą Helmutą, būtent šitame žaidime pasimti visus jo žetonus, kad Philas atsistotų. Jeigu man tai pavyks, aš gulės ant žemės, šliaužiu ir džiaugsiu, noriu, kad jis šliaužėtų ir prašytų pasigailėjimo. Na, puikus lietuviškas mentalitetas, tikrai žiaurokas Antanas yra Philo atžvilgiu, tačiau aš jį puikiai suprantu, vis dėlto Philas, kaip ir Antanas sako, tikrai per daug keliasi, nes jis turi tas 11 apyrankių, bet jos yra laimėtos turnyruose. O grinųjų pinigų žaidimai yra visiškai kitas reikalas. O jis ir čia bando apsimesti, kad yra geriausias, nors aš kiek esu žiūrėjęs laidų, jis tikrai nepalieka labai didelio įspūdžio. Na taip, kol kas tiesa reikia pripažinti, kad jo minusą vis dėlto daugiau lėmė nesėkmės. Būtent tie vadinami bedbitai ir ta situacija su Ernestu Wigginsu. Ir Philas Helmutas kol kas pralaimi, tačiau pralaimi nedaug. Taip, iš tiesų ten buvo gan skaudoka situacija Philui Helmutui. Dar viena partija ir Ernestas Wigginsas tik raišuoja, Bronsonas tik raišuoja, Antanas Guoga kelia, nors turi silpniausią startinę kortą iš visų turbūt, kad galima taip pavadinti turbūt. Taip, bet aš norėčiau pamatyti čia flopą, nes visų kortas labai surištos, tai aš manau gali niekas nieko nepagauti. Helmutas turi 10-takės. Na ir įdomu, Tonis pagauna savo eilinį pirkimą. Nu gal vieną kartą jam iškris. Kaip sako pokerio žaidėjai, one time, vieną kartą. Na, jo tas one time turėjo tikrai būti, nes tikrai tų pirkimų buvo kokie 4-5 jau. Matematiškai kas antrą praktiškai turėtum pagauti. Na taip, matematiškai bent jau 2 iš 5, tai bent jau porą kartų jis jau turėjo susižerti tos didžiulius bankus, kurie keliavo priešininkams. Taip, ir matome, Bransonas nieko nelaukia, permuša iki 25 000, visiškai netikė Antano. Antanas Guoga atsako, jis turbūt irgi galvoja, kad visa matematika dabar jau žaidžia už mane. Taip, būtent, aš manau, jis pats tiki, kad vieną kartą tai tikrai turi iškristi. Iš kitos pusės reikia nepamiršti prie pokerio stalo, kad kiekviena ranka yra matematiškai individuali ir tai, kad tu prieš tai 17 kartų nenusipirkai, tai nereiškia, kad nusipirksi būtent dabar. Vis dėlto Doilas Bransonas matematinis favoritas, bet viskas gali greitai pasikeisti. 9 ir labai greitai Tony G stumia viską. Na ir išsimeta. Šį kartą Bransonas išsimetė blogai. Nepamirškime, kaip Antanas jam lygiai tą patį padarė prieš porą savaičių su 3 baletais. Tada Bransonas kažkodėl atsakė, o šį kartą jis nusimeta. Labai įdomu. Galbūt jis prisiminė būtent tą partiją dabar, galbūt taip. Jis ir sako, kad aš mačiau šitą šou prieš tai jau. Na, Philas susinervavęs, nes nelaimėjo su 10-tukais, bet aš nesuprantu, kokia jo problema, nes vis dėlto prieš 4 žaidėjų žaidžiant 10-tukai žaidžia gan prastokai. Net dažnai bus aukštesnių kortų ant flopų. Antanas Guogas sako, aš noriu žaisti prieš tave Philai, o Philas sako, kiekvieną kartą kažko turiu, tu vis tiek pagauni, kažkas skundžiasi Philas, reikia pripažinti atvirai. Jis pralaiminėja 60 000, Antanas Guoga minus 122 000. Na, Philas čia pagaliau šiek tiek. Šiek tiek pakilo. Philas Lakas vis dar didžiausias laimėtas su 151 800. Na, Negreanu irgi neblogai uždirbė 128 000, bet nepamirškime būtent Ernestas, kuris laimėjo 60 000 kol kas. Tikrai taip. Tuo tarpu, šiandien mums jau laikas atsisveikinti. Ačiū visiems, kas buvote kartu, susitiksime po savaitės. Iki. Viso gero visiems žiūrovam. Iki. And I need some better rivers. I bet you I would have lost that river. If you saw, I would have lost it on the river. Well, I don't know. He might have been drawn dead. Who knows what he had? Obvious what I had. You put in a big raise with one coming
and make them flush, you probably would get paid.